Šiandien 2026 metai, Liepos 6 diena. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontržvalgybą kanalą. Šiandien kalbėsiu apie asmens ir verslo saugumą. Tai yra nauja rubrika, aš ją įvedu ir ten kalbėsime šitą temą. Nes manau, kad asmens saugumas ypatingai šituo metu yra labai svarbus. Patys matote, kodėl skaitote žiniasklaidą, skaitote socialinius tinklus ir matote, kad tenais yra pateikiama, viešinama informacija, kuri yra gauta operatyviniu būdu, klausantis telefonų arba įeinant į slaptas duomenų bazes, iš ten ištraukiant informaciją. Mes neseniai skaitėme apie tai, kad buvo informacija apie asmenis, kurie kirto sieną, kokio automobilių, kokia markė, koks numeris, kas tam automobilė sėdėjo, kiek tų žmonių tenais buvo, kelintą valandą kirto ir kada jie grįžo. Mes taip pat skaitome kartais apie privačius pokalbius arba žinutes siunčiamas arba privačius. Kada paklausi, iš kur jūs gavote informaciją, tai aišku, niekas paaiškinti to negali, bet ir niekas nesiaiškina. Taigi, pavojus, grėsmė yra realus ir tema, šita rubrika, jinai taip pat yra aktuali. Aš šiandien noriu pabrėžti tik tai vieną štai tokį dalyką. Kas jūs seka? Kas jūs gali sekti? Taigi, pirmas dalykas tai yra 8 tarnybos, kurios turi ypatingas teises jūs sekti Lietuvoje. Klausytis telefono, skaityti elektroninį paštą, įeiti jūsų patalpas, apžiūrėti vis kartais slaptai, ar tai kratas padaryti, ar tai, pavyzdžiui, į mašiną įdėti blakę, namuose įdėti darbe blakes, tai yra pasiklausimo įrenginius ir taip toliau. Tai yra begalė įvairių priemonių informacijai rinkti apie jūsų privatų gyvenimą. 8 tarnybos. Tai yra tūkstančiai žmonių, kurie nuo ryto iki vakaro dirba tam, kad rinktų informaciją apie asmenis. Tai STT, FNTT, VSD, AOTD ir pasienio kriminaliniai, muitinės kriminalinė tarnyba ir vadovybės apsaugos departamentas ir taip toliau. Jei kas norite, įsijunkite, pasižiūrėkite ir jas visas surasite. Kitas dalykas yra begalė detektyvinių įmonių, o taip atskirų detektyvų, o taip ir įmonės turi savo ypatingai koncernai, yra stambios įmonės, kuris turi pakankamai pinigų, turi atskirus skyrius, kuriuose dirba žmonės, kurie geba daryti tik tai vieną dalyką – rinkti informaciją apie kito asmens privatų gyvenimą. Tarnybose, operatyvinėse tarnybose žmonės yra statutiniai, jie išdirba 40 metų, 20 metų ir dažniausiai išeina į užtarnautą pensiją. Jie išeina jauni, jiems yra virš 40 metų ir jie dar pilni energijos ir jėgų. Kągi daryti? Pirmas dalykas galima prasigerti, antras dalykas galima ramiai įsidarbinti kokiu sandėlininku, apsaugininku kažkur tai ir dirbti, ir džiaugtis gaunamu tuo minimaliu atlyginimu plus pensija, o galima vykdyti tą, ką vykdė iki šiol. Tai yra rinkti informaciją privačius asmenis. Ir kai kuriuose koncernuose galimybės, tai yra techninės priemonės tokią informaciją rinkti yra labai stiprios, galingos ir efektyvios, kadangi jie skiria pinigų ir negaili skirti pinigų šitam dalykui. Ir trečia grupė asmenų, kurie domisi privačių gyvenimų ir, manau, pati grėsmingiausia, tai yra žurnalistai, įtakotukai įvairūs ir taip toliau, kurie gauna informaciją ir tą informaciją naudoja žmogaus šantažui, kompromitavimui, reputacijos gadinimui ir taip toliau ir panašiai. Arba nori pajungti jo valią, kaip sako, būna labai keista, kada koks nors politikas, užimantis valstybėje aukštas pareigas, iš vakaro sako vieno, o ryte atsikėlęs jisai jau tvirtina atvirkščiai. Niekas nesupranta, kas tai įvyko, kas tai jam pasidarė, o čia pasirodo tai, kad tikriausiai prieš jį buvo panaudota kažkokia tai
informaciją ir jisai, nenorėdamas turėti problemų, pakeičia savo nuomonę, pradeda veikti pagal kažkieno tai užsakymą ir norą. Žurnalistai yra pavojingesni už detektyvus, už operatyvinės tarnybas vien tik tuo, kad jie iš karto naudoja informaciją nepriklausomai, tikra, patikrinta, nepatikrinta. Tai visiškai neturi jokios reikšmės. Ir kitas dalykas, kuris yra itin pavojingas valstybėje, kada apsijungia operatyvinės tarnybos arba viena arba kelios tarnybos kartu su žurnalistais. Reiškia, kada operatyvinės tarnybos turėdamos ypatingus įrankius informacijai rinkti, pavyzdžiui, klausytis telefoninių pokalbių, šitą informaciją atiduoda žurnalistams, o žurnalistai jau ją naudoja pagal savo interesus. Kokie tie interesai? Ne šios dienos tema. Taigi, 3 grupės, tai yra valstybės institucijos, specialios, turinčios teisę, ypatingas teises sekti žmonės, yra detektyvai ir yra visokios saugos įmonės, kurios įkurtos ir kurios užsiima informacijos apie asmenų privatų gyvenimą rinkimu, ir taip pat yra visas būrys žurnalistų, kurio paskirtis būtent tokia ir yra rinkti informaciją ir viešinti ją ir taip toliau. Taigi, šiandien būtų tiek. Ačiū visiems už dėmesį ir iki kito karto.